Sveiki, aš esu Ugnius Dapkūnas ir šiandien kviečiu jumis susipažinti su mano alma mater, Klaipėdos universitetu. Esate universitete, kuris yra vienintelis Lietuvoje Vakarų Lietuvos universitetas bei Jūrinis universitetas. Jame yra 7 fakultetai bei 2 tęstinių mokslų institutai, tarp jų jūreivystės bei tęstinių mokslų. Klaipėdos universitete paruošti specialistai lieka dirbti šiame krašte bei gyventi. Taigi, dabar aš jums pristatysiu savo universiteto detalųjį planą. Šiame universitete didžioji dalis infrastruktūros atsirado per 2 dekadas, tai reiškia per 20 metų. Jeigu kalbėti būtent apie šią dalį, mūsų būtent senieji pastatai, tai šiuo metu tenais įsikūrė mūsų gamtos ir matematikos mokslų fakultetas, humanitarinių mokslų fakultetas, sveikatos mokslų fakultetas bei kiti archeologiniai fakultetai. Kitose, būtent mūsų gražios architektūros pastatuose, įsikūrė administraciniai pastatai. Kadangi mūsų universitetas dabar prisijungė prie Baltijos slėnio projekto, būtent laboratorijos bei mokslo institutai turėtų atsirasti šioje dalyje. Taip pat bendrabučiai esantis miesto ribose turėtų atsidurti būtent šioje plano dalyje. Tokiu būdu mūsų universitetas kaip ir taps centralizuotos lokacijos švietimo sistemos dalimi. Mano universitetas yra jaunas, veržlus bei dinamiškas. Per 20 metų jis sugebėjo išplėtoti begalę specialybių, nuo jūrinių specialybių iki technologinių, netgi menų specialybių. Turbūt visi žinot Klaipėdos universiteto šokių kolektyvą Žuvėdra. Šis kolektyvas jau ne vienerius metus yra pasaulio šokėjų elite. Taip pat Klaipėdos universitetas gali didžiuotis universiteto šokėjomis, kurios šiemet dalyvavo pasaulio krepšinio čempionate Turkijoje, tokiu būdu džiugindamas mūsų visus. Kalbėdami apie tai, jog Klaipėdos universitetas yra jūrinis universitetas, reikia suprasti, jog jis turi ne tik kelis gražius laivus. Universiteto dažnai mokslo tyrimų objektais tampa būtent Baltijos jūra, jos pakrančių ruožai. Esame Klaipėdos universiteto mokomajame burlaivyje, Brabander. Jame mūsų universiteto studentai turi galimybę atlikti savo praktiką, išmokti buriuoti. Mūsų komanda taip pat turi galimybę naudotis Brabander laivo galimybėmis bei išplaukti į jūrą. Tenais mes atitrūkę nuo sausumos treniruojamės ateities lyderių projektui. Mūsų komanda yra sudaryta iš įvairių specialybių studentų. Aš studijuoju matematikos specialybę. Aš studijuoju lietuvių filologiją ir režisūrą. Aš studijuoju ekologijos ir aplinkotyros srityje. Aš studijuoju kraštovaizdžio architektūros specialybę. Aš studijuoju informatiką. Šiemet Klaipėdos universitetui jau sukako 20 metų. Tai yra tik 2 dekados, bet per šias 2 dekadas jau universitetas surinko 8000 studentų bendruomenę. Jiems dirba 600 dėstytojų. Manau, kad toksai kolektyvas bei akademinė bendruomenė puikiai tarnauja Klaipėdos kraštui bei miestui. Taigi, komandos nariai, kur plaukia? Į Vilnių. Į pergalę. Ateities lyderių projektą. Pergalės? Žinoma. Link pergalės. Tikslas pergalė. Nustatyk. Truputį palauka. Gero vėjo! Vėjo, vėjo, vėjo!